Labas rytas, štai ir trečioji kelionės diena prasidėjo. Šiandien biškį truputį keičiame planą, norėjome važiuoti į pliažus, bet atsitiko kaip atsitiko, žmonos batai suplyšo. Tai dabar situacija tokia, kad keičiam planus, šiandien važiuojam nupirkti naujų batų, o po to į senovės miestą Rabatas ir dar iš M raidės neatsimenu. Ten buvo senoji Maltos sostinė. Dar turbūt kaip arabų tais laikais, kaip čia valdė. Tai pasižiūrėsim architektūrą, pavaikščiosim po miestelį, pačilinsim, čia nėra toli, pusę valandos autobusų kelio. Ir parodysiu, ką ten gero pamatėme. Mes ir vėl kelte, renkamės keltą prieš autobusą vien dėl to, kad persikelti per šitą įlankėlę kažkur 10 minučių užima laiko, o su autobusu važiuoti apie 30 minučių. Tai mes renkamės, kad ir autobusai pas mūsų užmokėti visą kelionės laikui, bet mes renkamės keltą. Nėra jis labai brangus, pirmyn atgal nuplaukt 5 eurai žmogui, jeigu į vieną pusę 3 eurai. Tai vat, sėdami keltą plaukiam į Valetą, Valetoj susirasim naujus batus. Taip. Ir važiuosim tada į senovės Maltos sostinę. Štai mes ir autobuse Valetoje. Susiradom greitai batelius, viskas klostosi ne pagal planą, viskas greičiau negu tikėjomės. Ir jau dabar 9:30 mes autobuse, tai 10 būsime Mdinoj. Ir ten pavaikščiosim po senovės miestą. Aišku, šiandien karšta diena, kaip ir visos prieš tai buvusios, bet jau šiek tiek priprantame prie karščio. Ir kaip ir viskas okei. Svarbu turėti vandens su savim. Na va, mes jau ir Mdynos miestelyje. Bandom eiti iki katedros, į pačio seno miesto. Čia tik tai gatvės remontuojamos, perkastos. Tai ieškome trumpesnių kelių. O, Mdyna Pedestrian Road. Ten graži pilis tokia. Ir bandysime išeiti. Na va, štai mes ir Mdynos mieste senoviniam, labai daug turistų. Viskas brangu, čia brangiau negu pačiam mieste. Butelys vandens 3 eurai, 2 litrų. Kai mieste euras 2,5, palauk, praleidžiam vežimą. Skambutis. Nu va, ir einame mes į miestą, pasivaikščioti, ten turi būti graži katedra, šiaip sienos gražios. Čia jau senovinis miestas. Paskui gal papietausim kokiam restorane. This time my smile
Kokia siena storio. Einam papietauti šitoj Fontanella Tia Garden kavinė su panoraminiu vaizdu į Maltos salą. Pietaujam su vaizdu į salą. Iš tikrųjų toks restoranas gana užimtas. Pasisekė, kad dar rado vieną staliuką su vaizdu. Tai. Šiek tiek užkandojame kavinukį, pasigrožėjome peizažais, vaizdais, pro kavinės panoraminį langą. Ir dabar, atik čia, einam šitam. Ir čia. Ir dabar važiuojame, einam į autobusą, važiuosim, čia netoliese yra ten 15 gal minučių autobusu, Digli klifai. Čia viena aukščiausių Maltos vietų bus ir tenais turi būti stulbinantis vaizdai, kaip žada. Stulbinantis vaizdai. O mums patinka stulbintis. Tikiuosi ir jums patiks. One day you're warm, why you always halfway in, halfway in? Na štai mes jau ir prie to garsaus klifo atvažiavom. Čia tipo aukščiausia Maltos vieta. Nuo jūros lygio matyt. Einam pasižiūrėti svaiginančio grožio, kaip reklamuoja. Svaiginantis grožis. Soliukai va galima atsisėsti saulėlydį gal čia? Ne, čia saulė turbūt nesileidžia šitoj pusėje, čia kyla saulė. Saulėtekį čia. O, vaizdelis tai tikrai svaiginantis. Karšta tik tai vėjas, tai gerai. Tai tada visai ir neblogai galim žiūrėti, va ten toli dar klifas matosi. Kai čia dar kažkoks gal takas yra nueit, bet nesinori lipt žemyną, ne? Gal išsimaudyt varom kur? Pašokinėt nuo klifo? Ką žinau? Gal ir svaiginantis, jeigu pirmą kartą pamatai, ne? You say you need your space, then pull me close. I read your silence, louder than most. One day you're warm, the next day you're cold. Got me second guessing what I already know. I give you love me, baby, say it with your chest. Yeah, tired of the maybes, I just want the yes. Don't play me like a song on the spin. If you ride for me, then ride to the end. Don't wanna love this paper thin, so why you always halfway in, halfway in? Na štai ir aplankėme Dinglį klifus. Vaizdas įspūdingas, bet veiklos tai kažkokios ypatingos neradome. Sulaukėm kito autobuso, pasidarėm nuotraukų gražių, pasifilmavome ir važiavome atgal į Valetą. Ten gal pasidėsim kavinutėje ir kaip ir šiandien mūsų planas įvykdytas. O rytoj jau trauksime į savo suplanuotą Žydrąją lagūną. Ir Godzo salą aplankysime. 2 salas. Rytoj toks daugmaž, kaip ir pusiau relaksacinis, pusiau pažintinis maršrutas mūsų laukia visai dienai. Bandysim pasimaudyti, biškį pasilsėti ir, kaip sakant, iki greito susitikimo. Labas rytas. Išaušo 4. kelionės diena. Atsikėlėme gana anksti, dar jeigu už manęs matot, ir saulė tik tai pradeda tekėti, dabar yra po 6 valandų 10 minučių, susitvarkę, papusryčiavę, žygiuojame link kelto, plauksim į Valetą, o iš Valetos greituoju autobusu ten 1 valanda ir 30 minučių
pagal grafiką šur tiek važiuoti reikia, nuvažiuosim iki šiaurinės salos dalies ir ten kelsimės su keltu pradžioje į Como salą. Prasimaudysim Žydrojoj lagūnoj ir paskui pažintinė tokia dienos dalis Goco saloj, ten irgi senas miestas, viskas gražu, tikiuosi patiks. Tai va, kas dėl vakar, tai vakar grįždami biškai pasitūsinom Valetoje, kaip pasitūsinom, iš tikrųjų, tiesiog taip, nieko neveikdami praleidome laiką, stebėdami iš tos viršutinės barakos galerijos labai gražų uosto vaizdą, uosto įlankos, išlydėjome kruizinį didelį laivą. Ir šiaip pasižiūrėjome, norėjome pasižiūrėti patrankų šaudymus, bet patrankos pasirodo ten toj vietoj, kur mes buvome 12 dienos ir 4 dienos šaudo, tai mes jau pavėlavome, į tos netvyko, matėm tik tai, kaip valo patrankas jau po šaudymų. Bet kažkur kitoj vietoj matyt vėlgi šaudo, nes grįžome į kavinę ir prieš 7 šaudė. Dar kažkur girdėjom, bet jau toliau kažkur tik kitoj vietoj reikėtų išsiaiškinti, gal aplankyti, būtų įdomu pasižiūrėti, kaip tas vyksta gyvai. O šiaip tai paskui dar šaudė, mane pažadino kažkur be 20:11 irgi mieste. Tai va, įdomu būtų išsiaiškinti tas šaudymo vietas ir galbūt pasižiūrėti. Nes dar liko pakankamai daug dienų, jau mes beveik viską čia kaip ir žiūrėjom, ką norėjom pamatyti. Dabar tokia daugmaž bus poilsinė programa, gal savaitgalį nuvažiuosime į salos pietus, ten yra žvejų miestelis, pabandysime paskanauti žuvies vietinės, pasižiūrėti, kaip atrodo ten to vietiniai, turgus koks žuvies. Na tai va, tai iki greito susitikimo, susimatysime dabar jau kažkur tai Como saloj. Gal pakeliui dar ką pafilmuosiu mūsų kelionės fragmentus. Ankstyvas rytas Valetoje, saulė tik pasikėlus, spalvos nerealios. Ryto šitam senam mieste gražiau nei dieną išdeginta viskas nuo karščio. Bet ryte 26 laipsniai šilumos. Iš tikrųjų išeini su šortukais ir trumpa maikute, tik tai tokia biški drėgmė ryte jaučiasi po nakties rasa, va tokia visur. Matyt, augalai gauna vandens pagrindę naktį per rasą iškritusi ryte. Taip, einam į autobusų stotį ir lipsim į greitą X300 autobusą ir važiuosime į šiaurinę salos dalį, Cirkevna, kažkaip miestelis vadinasi. Štai mes jau ir laive plaukiančiame į Žydrąją lagūną. Sustosim lagūnai, pabūsime, paskui su tais pačiais bilietais yra nurodytas laikas buklėtėlėse, kad galim iššokti į sekantį laivą, duoda apyrankės tokios geltonas ir nuplaukti Goco. Aišku, čia kažkaip nežinau, gal per greitai viską padarėm, iš tikrųjų 15 eurų bilietas žmogui, bet į abi pusės. O mes kai plauksim į vieną, tai mums biški čia gal per brangiai sumokėjom, bet nes yra ten dar didelis keltas, toj va priplauksiu, parodysim. Tai tas didelis keltas turėtų būti pigiau, ten gali būti vieną į dvi, bet čia kas patogu, kad nuplaukdys tiesiai Žydrąją lagūną ir iš jos paskui paims nereikės ten kažkur tai po tą salą vaikščioti. Tai va, o vaizdeliai čia pas mus va tokie va. Muzikėlė, ten ta sala yra visiškai netoli. Čia va uostas, daug laivų, va ten va matosi didelis keltas, kuris keliasi. O gali būt, kad čia tiesiai į Goco keliasi, ne į lagūną. Taip, kad viskas gerai. Iš tikrųjų.
Tai gal reikėjo pasižiūrėti, gal buvo viena pusė bilietai. Nu, tiek to, kitą kartą žinosim, nėra čia dideli pinigai, plaukiam ir susimatysim jau Žydrojoj lagūnoj. You say you need your space, then pull me close. I read your silence, louder than most. One day you're warm, the next day you're cold. Got me second guessing what I already know. I give you love, but you ration yours. Wanna love is paper thin, so why you always halfway in, halfway in? Čia iš tikrųjų įdomu, kad ne tik priveža, bet ir toks biški kaip kruizas. Po tokias grotas su šito laiveliu paplaukėsim. Prieš tai buvau įsijungęs kamerą, bet pamiršau matyti rek paspausti. Nu, bet čia tų grotų daug, tai dar vieną įplaukėm. Labai įdomu, su maža, aišku, valtelė ten arčiau priplaukė, bet čia irgi pakankamai gražu. You say you need your space, then pull me close. I read your silence, louder than most. One day you're warm, the next day you're cold. Got me second guessing what I already know. I give you love me, baby, say it with your chest. Yeah, tired of the maybes, I just want the yes. Don't play me like a song on spin. If you ride for me, then ride to the end. Don't wanna love this paper thin, so why you always halfway in, halfway in? Komo saloje, kiek žinau, skaičiau, kad keli žmonės tai gyvena. Čia tokia daugiau turistinė pramoginė sala, o jau gyvenama va ten toliau Goco. Tai va, įplaukinėjame į Žydrojų lagūną. Vanduo, pasižiūrėkit, iš tikrųjų žydras, dugnas matosi. Ai, kaip gražu. Ten dar tolumoje kažkoks bokštas gynybinis. Voluoja, bet ten turbūt jau neįsim. Pabūsim 2-3 valandas, jeigu vanduo geras, pasimaudysim, pasičilinsim ir tada į Goco salą. Šis snorkelinas žiūriu, jaunimėlis. Ką čia pamatyt, gal dugnas gražus. Ten matosi gultai kažkokie, gal galim įsinuomoti. Pabandysim rasti dar laisvų gulto. Čia kažkokie jau kemperiai, čia prekybininkai stovi, žiūrint, krantas galvau. Kemperiukai, čia galim visokių gėrimų prisipirkti. Šis labai kompaktiška. Įsinuomavom šitos gultus, bet ten vienu žodžiu, dviem žmonėm gultai 3-5 eurai. Matyt pagal veidą žiūri, ar turtingas ar ne. Pasakėm, kad iki 12, nu tai 5 eurus nuolaidą paleido. Einam dabar pasimaudyti. Matausi. Na kaip to? Okay. Taip pradžiai ėjus atrodo vėsu, bet kai niurkteli, tai viskas gerai. Vanduo šiltas, tik tai kai krante ten +3, tai atrodo vėsu, bet vanduo tai šiltas, faina. Žinau, va, tiesiog paprastas smėliukas, nežinau čia. Realiai. Kitur tai akmuo buvo. Jo, čia užvežtas matyt smėlis. Pakrantė tai tokia uolienos iš tikrųjų. Nusipirkom va tokius specialiai ratipus. Nežinau, ar matosi. Pabuvome šitoj saloj Komo Žydrojoj lagūnoj kažkur iki 12:30. Labai karšta, neįmanoma. Ir pasižiūrėkit, kiek žmonių.
skruzdėlynas, kiek laivų. Mes atplaukėm 9 valandą, tai buvo jau žmonių, bet ne tiek, žinokit. Jeigu norite aplankyti šitą lagūną, būtinai atsikelkit anksčiau, kiek galima, atvažiuokit ant 9, nes 11 jau čia kamštis. Žiūrėkit, kokių laivų priplaukia kruizinių su šokinėjimo visokiais tilteliais. O čia va, atplaukėm, tai buvo keli laiveliai, o čia žiūrėkit, kas darosi, šokinėja, maudasi, kas pležas Knibždėlynas, vietų po tai šitais lietsargėliais ant gultų neįmanoma rasti, vienu žodžiu. Bet šiaip tai fainas, toksai vaibas, labai daug jaunimo. Visi atsipalaidavę, visi čilinasi, visi kaifuoja nuo vasaros. Tai va, šiaip yra čia ką ir pavalgyti, ir atsigerti, ir vieši tualetai nemokami. Gultai tai labai brangus, žinokit, už 2 gultus sumokėjom 30 eurų ir tai tik iki pietų, jeigu visai dienai tai 3-5, bet nežinau, čia labai jau karšta, varome į Gozo salą, ten bandysime šešėlyje kokių bažnyčių pasislėpti. Tai iki greito susitikimo Gozo saloje. Vienu žodžiu paliekam Žydrąją lagūną, šiek tiek sutrikę, nes tas tvarkaraštis, kas parašyta ant bilieto, tai tik šiaip, dėl vaizdo. Toks jausmas, kad Malta ES šalis, bet esam kažkur tai Azijoje ir Afrikoje, vienu žodžiu, nes čia grafikų nėra. Bilietai irgi sutrikdė, uždėjo oranžinės apyrankės, galvom, čia mūsų oranžiniai, pasirodo mūsų juodi bilietai. Reikia žiūrėti, kokia bilieto spalva ir klausti, kokios spalvos atplaukė laivas. Nes vienu žodžiu, 1,5 valandos pralaukėm uoste, pagaliau įsėdom visi pavargę nuo karščio ir jau niekas nebemiela, bet plaukiam Gozo salą, tikėkimės, išgersim šalto limonado, pavalgysim pietus ir vėl pilni jėgų apžiūrėsim šitą salą. Čia gal vertėjo palaukti. Čia gera atrakcija. Gerulis. O, wow, ant posūkėlis. Čia dar specialiai. Posūkis įminėja. Normaliai. Pakeliui iššokau kioskelėje, nusipirkom pasticijų, tai čia maltiečių yra firminės bandelės. Labai panašu, kaip pas mus gamina, tik pas mus jos būna saldžios, o čia paėmiau su ančiuviais ir su sūriu. 2 rūšių paragauti. Gatvėje nebrangas ten po 60 centų, priklauso nuo įdaro iki euro. Ten su euras, tai ten kažkas biški prabangiau gal įdėta. Ir vandens šalto pasiėmėm. Tai va, mes jau šitoj Gozo saloj, Gozo saloj, einam dabar į senamiestį ir Citadelę. Pasižiūrėsim, kas ten gero, turėtų būti gražus vaizdas, ilgai nebūsim, nes karšta. Paskui jau judėsim link namų. Vietos nebėra. Gal yra dar? Yra. Nau? Mes norėjom pravažiuoti, bet neima mūsų, nors vietos yra. Na štai ir priėjome Citadelę miesto. Bandom pabandyti įeiti.
Taip, kur čia? Ok, ne čia, einam kitur. Na va. Kažkur ten buvau nuėjęs. Dabar laiptais pakylam. Kaip karšta, kaip Marse. Na va, kokia katedra graži. Čia Jono Pauliaus statula. Čia kažkas su juo susiję. Įėjimas iš dešinės. Einam pasižiūrėt. Ar pavaikščiojam. Gal ten nebus taip karšta. Got me second guessing what I already know. I give you love, but you ration yours. You open right for me, then right to the end. Don't wanna love is paper thin. So why you always halfway in? Halfway in. Aplankėm katedrą, biškį atsigavome nuo karščio bangos. Ten vėsų, pasižiūrėjome ekspoziciją, nuėjome muziejų. Labai graži katedra. Moterim duodavo tokius apsisiausti, jeigu eisite su plikais pečiais. Nemokamai. Na ir va čia mano. Dabar mes Citadelė. Nes katedra pačioj Citadelė stovi. Nuo Citadelės matosi visas Godzo salos sostinė. Čia Viktorija, lyg tai vadinasi šitas miestas. Tai miestas tai toks paprastas senamiestis, nedidukas, dar va gal nueisim į senamiestį, biškį pasivaikščiosim. Čia va apeinam aplinkui, čia sakė 360 laipsnių aplink visą galim panoramą pasižiūrėti. Nu matosi va ir Komo sala ten. Čia laukai, bet jie nedirbami, dabar karšta jūra, ten kažkoks tai kalnas. Kažkas tai. Man dega pečiai. Dega pečiai ir mums dega pečiai ir galva svyla. Štai va čia va dar tokia plynė iš tikrųjų. Tokias vietas gal geriau lankyti kokį gegužės mėnesį, nes Liepa tai rodo 31 laipsnį, bet čia turbūt šešėlyje. Jutiminė tai turbūt kokį 40 toksai jausmas, nes čia nuo sienų karštis atšoka. Viskas akumuliuojasi, gerai, kad čia šviesios sienos. Man labai satu. Avalinė turi būti. Einam dar greitai apeisim, bet ilgai nebūsim, nes dega čia viskas. Parašyta šiauriniai miesto vartai. Kur tie vartai, tai aš nežinau, gal po mumis kažkas tai yra. Bet tai taip, parodysiu, net pats nematau po sieną. A ten gal buvo vartai kažkokie va. Kažkoks tai išsikišimas oloje. Nueisim pasižiūrėti. Čia va į kitą pusę nuo sienos, o čia va siena. Pasižiūrim dar kartą. Čia kažkoks bastionai. Gal irgi buvo kažkokia tvirtovė, dabar nieko ten nėra, tik pylimas. O čia va pati Citadelė iš vidaus. Čia matosi, kad buvo kažkokie pastatai. Dabar sugriuvę, čia kažkur rašoma, kad ir vartai buvo. Va čia va gal kažkoks įėjimas, bet dabar turbūt niekas nebeveikia. Ir va čia pati katedra yra, čia Citadelėje. Pakankamai nedidelė jinai atrodo, bet viduje sudaro tokį erdvės įspūdį duoda. Ir tikrai gražiai atrodo. Tai va ir čia va irgi matosi kažkokie buvo statiniai, čia dabar likę tik tai sienų liekanos. Kažkokios, jeigu Citadelė, tai čia buvo gal kazarmos kažkokios, tai nespėliosim. Tai va ir atrodo. Dar va galim apeiti toliau, žiūrim. Čia va, toksai matyt dabar per karščius pas juos nieks neauga. Gal čia pavasarį rudenį tik tai sodina kažkokį tai derlių. Nes kažkokie laukai tokie kaip yra paruošti. Bet kiek važiavome, nematėm, kad kažkas tai žaliuotų, augtų. Gal daugiau maisto atsiveža iš kitur jie. Nu va, toks va vaizdelis. Prašom. Nuo sienos, jau čia šitoj pusėje pats Vitorioza miestas. Nu va dar pietinė Citadelės pusė. Čia kažkas tai ir gal ir gyvena, va patrankų likučiai. Ir pats
Viktorija, liktai miestas. Prašom, parodysiu keletą sekundžių, apžvelgsime. Štai ir baigiame savo kelionę po Gozo salą. Stovime eilėje prie kelto greitaeigio, kuris mus iš Gozo salos per 45 minutės nuplukdys į Valetą. Tai gausis mums kažkur tai vos ne pusę valandos greičiau nei važiuoti su autobusu. Ir, aišku, brangiau, bet paplauksime keltu. 7,5 eurų bilietas kelto kainuoja. Gozo sala nespėjome susidaryti įspūdžio iš tikrųjų, nes žiauriai karšta. Mes aplankėme tik tai katedrą, citadelę, šiek tiek pasivaikščiojom po senamiestį. Nesudarė kažkokio tai ypatingo įspūdžio, bet galbūt atvykus čia kokį gegužės mėnesį ar balandį, kai nėra taip karšta, gal būtų kita nuomonė iš tikrųjų. Jeigu kas iš žiūrovų buvote, tai pasidalinkite savo įspūdžiais, o šiaip tai žmonių tai nemažai, daug labai yra iš katalikiškų šalių turistų, gal daugiau atvažiuoja pasimelst, čia tarp maldininkų populiari šita sala, o taip tai, mūsų tokie įspūdžiai. Tai susitiksime jau dabar, jeigu sekate Valetoje, net nežinau, ir savo keltų plauksime namų, čia jau ilsėtis, gal pavakarieniausim. Sekančią dieną planuojame aplankyti ten tokį grotą. Reikia pasižiūrėti, kažkur netoli Valetos jis randas, reikės pavažiuoti autobusu. Ten, jeigu nebanguota jūras, tai su valtelėm įveža į tą grotą, galim pasimaudyti, pasižiūrėsim, kažkaip suplanuosime dieną, kad būtų įdomi ir tokia, kaip pasakyti, kažkokia tai uždeganti. Got me second guessing what I already know. I give you love, but you ration yours. You open right for me, then right to the end. Don't wanna love this paper thin, so why you always halfway in?